Alytaus miesto savivaldybėje lankosi finansų ministrė. Iš tiesų, smulkiųjų verslininkų asociacijos prezidentė Dalia Matukienė jūs pasitiko su tokiais nelengvais klausimais susijusiais ir su PVM, ir su kasos aparatais. Na, tiesiog kaip reaguojate, kad verslininkai drąsiai klausia, drąsiai prašo ar net reikalauja? Tai čia tie klausimai tokie nėra, jau čia tos naujos temos ganėtinai seniai sukasi, visada kai pamatai smulkius verslininkus, jau žinai, kad maždaug kokius klausimus gausi. Bet ne visada gali nudžiuginti, tikrai reikia atsižvelgti į platesnį kontekstą ir dabar tam platesniam kontekste matom, kad ta ekonominė padėtis yra tokia, kad tikrai tų pinigų yra ekonomikoje, labai daug pinigų yra ir dabar tas mokesčių mažinimas, o jie iš esmės ir prašo mokesčių mažinimo, nu tai tokiam etape tiesiog jis negalimas, nes priešingai negu ekonomika, kuri valstybės finansai, jie yra ganėtinai tempti, tikrai turime didelių globalinių iššūkių, kurie biudžete labai stipriai atsispindi, tai ir gynybos finansavimas rekordinis, ir pensijų augimai, atlyginimų augimai, viskas tas yra ir manau, kad tikrai dabar toj prioritetų eilėje vis dėlto ta geopolitinė įtampa ir kaip ją atliepti yra aukščiau. Atvykote į Alytų su komanda, tikiu, kad ir kažkokių gerų naujienų atvežėte, tai tiesiog papasakokite ir mūsų žiūrovams. Tai apie regionų politiką jau kalbėjom nemažai ganėtinai, kalbėjom, kad ir lėšos ES perskirstomos taip, kaip regionai įsivaizdavo, tai pagal ten, kuriem labiausiai reikia. Yra ir plėtros bankas pradeda veiklą, taip pat į regionus per investicijų įsilies nemažai. Su CPV dirbam, CPV yra ganėtinai sena agentūra, yra problemų, kurios ganėtinai senos yra, bandom spręsti, bandom įsiklausyti į savivaldos, ką šneka savivalda, ką merai šneka, kokias mato problemas ir bandome jas išspręsti. Ar galėtumėte atskleisti, ko galbūt paprašė Alytaus miesto meras? Negaliu, kaip dabar paslaptį išduosi, jau tuoj meras atsistos. Ne, meras iš tikrųjų labai racionalus, tikrai puikiai suprantantis visą situaciją. Aišku, paprašė, kad procedūros būtų paprastesnės, greičiau jos judėtų, žinoma, norėtų šiek tiek daugiau gauti prieigą prie kapitalo investicijoms į šiltės. Tai visokiausių tokių darbinių klausimų, kuriuos galėsim atliepti, atliepsime, kurių negalėsim atliepti, atidėsim kitam kartui. Ministre, tikiu, kad atvykdamas į Dzūkijos sostinę padarėte ir namų darbus ir pasidomėjote apie Alytų. Tai jūsų kaip ministro įžvalgos, kokios yra stipriausios Alytaus stiprybės ir galbūt kur yra minusai? Aš manau, kad Alytus, kaip ir nemaža dalis tų tokių regioninių miestų, dabar tikrai tas palankus metas yra, regioninė politika tikrai ganėtinai aktyvi yra. Pats miestas turi tą pramoninį potencialą, ganėtinai didelį, potencialas išlaikytas. Atvyksta žmonės, grįžta, kiek meras minėjo, kad prie vieno išvykusio dabar yra 3 atvykę, tai yra tikrai geras pasiekimas ir manau, kad tai ir mero darbas tame labai stipriai matosi. Taip, meras man sufleruoja, kad skolų nulis, tai iš tikrųjų irgi pasiekimas geras. Tai manau, kad o iššūkiai tie patys, kaip ir daugumoje, tai yra demografija be abejo, geopolitinė situacija visa, irgi tas noras pritraukti kuo daugiau investicijų, užsienio investicijų, kurios dabar mūsų regioną vertina papildomai per atsargumo prizmę į mus žvelgia. Bet manau, kad tikrai esam pajėgus, meras ir pajėgus su tom iššūkiais dorotis ir po truputį susidarosim. Mere, tai kokių konkrečių rezultatų tikitės iš vizito šiandieninio? Iš tikrųjų mes tikėtina dar gal nenoriu skelbti, bet tikrai turime vieną galbūt didelį investuotoją, kuris domisi, tačiau dar yra reikia priimti tam tikras instancijas, kad mes galėtume apie tai kalbėti, tai šiek tiek mes gal palaukime, o su ministru ir ministerijos atstovais tai sprendžiame daugybę klausimų, nes su CPV, Centrinė projektų valdymo agentūra, mes administruojame beveik už keliasdešimt milijonų projektų, kurie kiekvieną dieną dirbame, tai norime greičio, norime efektyvumo, norime greitesnių mokėjimų, kad ir tam pačiam verslui galėtum tą pačią dieną sumokėti, kai padaryti darbai yra ir panašiai, nes ten kol kas procesas stringa ir po kelis mėnesius mes negalime to padaryti, bet šiaip žiūrint, tikrai gausime artimiausiu metu lėšų priedangoms. Ir tai jau milijoninės lėšos, mes gausime lėšų socialiniam būstui, mes gausime lėšų papildomai vandenviečių apsaugai, nes iš tikrųjų
tie objektai, kurie mums iš tikrųjų reikia saugoti, jeigu būtų, kas būtų. Tai, o šiaip sprendžiam tuos dalykinius klausimus dėl lėšų perskirimo, dėl investicijų į regionus. Mes esame pakankamai aktyvūs ar pramoninėje teritorijoje, ar verslo pritraukime, ar verslo skatinime. Tai tikrai ministerija, kuri valdo visą Lietuvos biudžetą, visą laiką atsiranda laisvų lėšų. Tai mes pabandome būti ten, kur yra laisvos lėšos ir kad galėtume investuoti. Nes pas mus investicijos pasirodo ir atsiperka ir tą pamato ar ministerija. Yra pramoninių parkų, kurie iš šios dienos yra tušti. Pas mus parkas jau praktiškai yra pripildytas, galbūt dar šiek tiek yra laisvų sklypų, bet artimiausių metų, ką mes kalbame su ministerija, jų jau nebebus, nes ateina nauji investuotojai. Tai šitoje vietoje tikrai turime gerą dialogą. Mums svarbiausia iš ministerijos gal ne tiek lėšų reikia, mums reikia greičio, kad pateikia sprendimą gaunam. Ir pasidžiaugia ir ministras, ir pasidžiaugia ILTE vadovas, kad miestas neturi paskolų. Tai kai jie siūlo tiem miestam, kurie yra prasiskolinę, siūlo dar pasiskolinti, mes galim laisvai skolintis ar bankė, ar ILTės programoje, ar ten, kur suteiks miestui pigiausias paskolas. O šiaip pramonės parke tikrai tų sklypų didesnių, turime pasikreipus į vieną investuotoją, kuriam reikia 5 hektarų vienam plote ir tokios sklypo mes jau negalime pasiūlyti, nes nebėra vienam plote. Turime atskirų sklypų, bet atskiruose sklypuose nepastatysi 3 gamyklų atskiruose sklypuose. Tai šitoje vietoje sprendžiame, tą sakom ministerijai, kalbame su rajono savivaldybė, tikiuosi rasime sprendimus.